Sveikos, brangiosios. Šiandien yra ypatingas vakaras. Tai yra palaiminimas man. Tai yra graži šventė. Ir ši šventė nebūtinai ten vien fejerverkai. Šioje šventėje jūs pamatysite, kad yra visko. Bet tada ta šventė tampa dar ypatingesnė ir dar tikresnė. Miela Daiva, dėkoju tau be galo be krašto už pasitikėjimą manimi, už atiduotas sunkias situacijas ir pasitikėjimą jas spręsti kartu. Galbūt nespręsti, bet už tą priėmimą krypties, kurią visada rodau savo mokymuose, paskaitose, asmeninėse sesijose. Ir dėkoju tau už galimybę būti šiame gražiame tavo šventinėme skambutyje, nes tavo drąsa, atsidavimas, tavo sprendimas tai ir leidžia dabar klausytis tavęs ir būti čia. Ir man tai yra tikrai didelis palaiminimas ir didelė dovana būti čia su tavimi kartu. Kaip tu jautiesi, Daiva, šiandien? Labas vakaras visom moterim, karalienėm, nes čia yra prabangi mūsų bendruomenė. Besiruošiant šitam skambučiui buvo visokių emocijų. Ir tas priėmimas, apie kurį aš šiandien pasiprašiau, kad būtų aktyvacija, jisai mane kažkaip taip iškėlė, kad atrodo netgi žemės po kojom nebeliko. Aš kažkur išskridau. Tai labai labai stipru. Aišku, tie metai, kurie praėjo ir pamačiau, kad ne vien tik tai priimti turėjau, bet pirmiausia paprašyti. Vasaros pabaigoje tai tikrai buvo didžiulis lūžis, kai jau norėjau viską mesti, nes atrodo niekas nesigauna, viską, ką aš darau, bandau, niekas nejuda į priekį, kažkur grimzdu. Antiek norėjusi sugrįžti, viską mesti ir sugrįžti į tą, kas man yra įprasta, į tą vyrišką mano energiją, tiesiog nemoku apsakyti. Ir ko gero vis tik, jeigu nebūtų tas toks noras atėjęs, kad arba aš pasiprašau Robertos papildomos, papildomo priėmimo individualiai sesijai, tai tikriausiai būtų viskas. Ir kai užteko parašyti ir gavau žinutę, kad tu iššok. Aha. Ir vat nuo to laiko man kažkaip tas šokimas, tas viskas paleidimas, per šokį man tikrai labai lengva viską daryti. Tai taip kažkaip ir po to jau pradėjau pamatyti, kad galiu paleisti daug ką. Ir taip irgi galvoju, kame reikalas, kas yra, kodėl aš esu vėl toj pačioj vietoj, tie patys klausimai. Ir tokia mintis atėjo, kad ko gero vis tik šiemet yra gilis. Nebe paviršius, taip kaip buvo praėjusiais metais, kaip irgi lygiai taip pat nesupratau, kas tai yra meilė sau. Roberta vis sako, nemyli, aš matau, kad dar nemyli savęs. Kaip aš nemyliu, ir leidžiu sau ir dar kažką. Ne. Tai va šiemet, ko gero, kai jau atsirado tas jausmas toksai, kai ar sau leidi, ar kažką priimi, ir ar padarai, ir pajauti, koks tai yra gėris, ir kai pavyksta vis ilgiau ir ilgiau tą jausmą tokį išlaikyti. Tai vat čia jau ko gero šiemet, jau ne visada Roberta pasakys, kad aš nemyliu savęs. Daiva, taip gera tavęs klausytis. Kadangi tai yra 2 metai, aš puikiai prisimenu ir tavo pirmuosius metus, puikiai prisimenu, dar geriau prisimenu antruosius, ar ne? Ar gali pati šiek tiek apibendrinti, kaip atrodė ir kuo skyrėsi, galbūt kaip atrodė tie pirmieji metai, kas labiausiai užsifiksavo ir kas dabar?
tarsi po tų 2 metų dar kitaip galbūt yra pamatyta, kuo skiriasi va tas momentas, nors tu sakei, kad tai buvo gylis, bet galbūt dar kai ką pastebėjai tame pačiame moteriškume, ar ne, toje, vat, kaip tu sakei, meilės savo, tas paviršius ir gylis skiriasi. Ar galėtum dabar atsakyti, apie ką tau dabar, kai sėdi po 2 metų, apie ką vis dėlto buvo pirmi metai karalienėje ir apie ką buvo šie 2 metai? Tie pirmi metai buvo ko gero tokie kaip susipažinimas, Mm. nes antrais metais ir temos panašios yra. Ir aš taip, bet kaip tik per naujuosius metus, kai reikėjo sugrįžti į tą tylos savaitę, tai man buvo labai puikia proga peržiūrėti viską, ką aš esu, kur aš esu dabar. Tai taip atsisėdau ir žiūriu, nu ta pati tema, tas pats priėmimas savęs, tie patys finansai ir jie vis tebėra. Bet jie jau yra tikrai kitam lygmenį. Ir jeigu aš dar pradžiai vis norėdavau save lyginti, čia vat kitos galbūt moka gražiau pasakyti, kitos žymiai greičiau eina. Ir labai stiprų tikriausiai tokį pasikeitimą man davė susitikimas Vokietijoje su Zita. Tai kai mes tas porą valandų taip prakalbėjom, bet jos pralėkė kaip akimirka. Ir kai mes kalbėjomės, labai puikiai supratau, kad mes esame savo stotelėse, skirtingose. Jinai savo, aš esu savo. Ir jinai taip pat kažką išgirdo, ką galiu ir aš darau kitaip. Tiesiog darau kitaip. Ir tas vat, dalinimasis, priėmimas, kad einam kiekvienas savo tempu, tai sakyčiau, kad pirmi metai buvo toksai kaip pamatas, kaip pasiruošimas kažkokiem tai, jau dabar ko gero galiu ir pasakyti, kad šuoliam. Nes šiemet labai daug, praėjusiais metais, iki pat naujų metų irgi nelabai aš supratau, kas čia su manim vyksta ir kas keičiasi. Tik tai, kai aš po įsipareigojimo išvykti į Japoniją sau leidau ir rugpjūčio mėnesį lygiai taip pat jau buvau suabejojusi, kad čia yra finansinis didžiulis įsipareigojimas, čia reikia pinigų ir tam, ir tam, ir tam. Ir tik po to, vat, kai to iššokau, kur neleidžiu savo, kas yra. Susitvarkė viskas, turėjau nuostabią kelionę, taip pat su pamokom. Ir grįžusi po kokio mėnesio nunešiau draugiai lauktuves. Ir taip sako, tai kaip čia tau taip sekėsi, kaip čia tau viskas. Ai, sakau, tai va su finansas man nėra labai gerai. Jinai taip atsisėdo ir sako, ne, pusę pasaulio apskridai, tik ką grįžai iš Japonijos, skrendi pas dukrą į Vokietiją. Čia visi kursai dar irgi vienokie, kitokie yra įsigyti. Ir aš taip galvoju, tai, kas pas mane yra padaryta, kad ir kažkas tai didžiulio, aš tiesiog to nepastebiu. Tai yra, padariau ir viskas. Ir iki šiol aš nepastebėdavau to, bandydavau ieškoti tų mažučių tokių, kaip čia, kažkokių tai poslinkių, o vat, kad tokie dideli yra ir tai tiesiog kaip savaime suprantama, įvyko. Bet kad tai vis tik ko gero tai yra įsipareigojimas ir padėka savo pirmiausia, kad tai dariau ir žengiau žingsniukais mažesniais, didesniais. Tai vat tas toksai, kai jinai, sakau, man pasakė, bet tai čia vėl man reikia biškį dar ir iš šono įspirti, kad tu pasižiūrėk, kur tu esi. Ne, bet tavo toks labai gražus pavyzdys dėl to, kad mums visoms reikia.
Ir čia nėra apie tai, kad, oi, aš jau čia kažkiek metų. Aš 10 metų saviugdoje ir dar būna tikrai situacijų, kuriuose tas pats ego išlenda, kuriuose dar išlenda tas nesaugumas, tas vyriškas pradas, kuris nori čia užbėgti, užkontroliuoti, tose vietose, kur nereikia. O ten, kur iš tikrųjų reikėtų susimti ir kaip moteriai priimti sprendimą, oi, tai ten dar maža, žinai, mergaitė. Čia yra toks momentas, kai tu keliauji ir supranti, kad nu viskas, tu taip gyvensi, tai jau tampa gyvenimo stiliu. Ir žinai, Daiva, tu labai gražiai pasakėjai ir noriu, kad galbūt dar pati pamatytum tai, ne? Dažnai mes nepastebim tų dalykų. Pirmieji metai tikrai buvo pasiruošimas taip, kaip tu sakėjai. Nes tu pirmuosiuose metuose mes tokios stiprios pinigų temos visai neturėjom, jeigu tu prisimeni, ne? Pirmiesiuose metuose ten nebuvo kalbų pinigus, ar ne? Antruosiuose metuose taip mes dirbom su tavim asmeniškai. Bet antruosiuose metuose tas būtent pinigų mėnuo tave taip stipriai lietė ir transformavo, kad tu galvoji, kad nu viskas, aš eisiu lauk. Vadinasi, jeigu būtų tai būta duota arba įdėta, ar ne, programoje pirmais metais, greičiausiai kiek lengvumo būtų pereiti tai, ar ne, ir kai tu dabar matai, kad tu perėjai, kad tu susidėliojai ir kad, nesakau, kad galbūt ten visiškai viskas, ar ne, bet transformavosi tavo suvokimas, kas yra pinigai ir kaip tu juos gali kaip moteris gauti, ar ne, Daiva? Kaip juos gali pritraukti. Priėmimas irgi, aš visus metus girdėjau, kad aš galiu, kaip čia pasakyti, atidėti. Jeigu man yra sunku finansai, iš tų pačių organizatorių į Japoniją, visus metus, nuo pat vasario mėnesio, kai pirkom bilietus, jeigu yra sunku ar dar kažką, sakyk, atidėsim po truputėlį kažkaip tai ir išvažiuoti. Bet man ta senoji programa, kuri yra užaugusi, kad aš nenoriu likti skoloj, aišku, čia yra visos mano patirtis. Tai mane taip buvo užspaudę, kad aš tiesiog negalėjau iš kitų skolintų pinigų ar dar kažką tai. Tai šiemet vis tik aš išgirdau ir iš jų pačių aš perpirkau mašiną ir jie taip man, praktiškai be jokio vekselio, be nieko. Taip padavė, šiandien privežė, viskas, mašina tavo, dar negana to, iš labai skanios kapiklėlės Donytė su riešutais ir spangoliom palikta. Tai vaišinkis, važinėkis ir kažkoks kosmosas. Ir tas priėmimas, ir labai gerai išgirdau šiandien, kad priėmimas be kaltės ir be skolos, be įsipareigojimo. Tiesiog duoda, aš priimu ir pasakau ačiū. Tai tas man priėmimas, tai šiemet yra labai stiprus. Taip, tai jeigu tu pasakoji apie šitokią sėkmę, tai čia ir yra momentas, ką tu pradirbai. Ir kaip ir draugė sakė, prakeliauta pusę pasaulio, kur žmonės tikrai, didelis procentas greičiausiai ir net nepamatys to, ką tu pamatėjai ir ten ar ne, kur tu pabuvai. Tai tie momentai, kad taip mes dar nepamatom galbūt, ar ne, pačios atrodo, taip stovim. Bet noriu, kad šiek tiek pakalbėtum ir apie savo didžiausią lūžį, kuriam prireikė, Daiva. Pirmus metus, jeigu aš būčiau apie tai pakalbėjus su tavim, tu būtum pabėgus iš karto. Nebūtum galėjus pasiruošti, nes tau jau pirmus metus apskritai aiškiaregės, intuicijos ar ne visi dalykai, buvo kosmosas. Taigi aš būčiau sakius, žiūrėk, Daiva, tu po 2 metų vesi savo užsiėmimus. Ne. Pasakęs, tu... Nesugebėsiu, ne man. Jo, pirmieji metai, tai apie intuiciją tai irgi buvo, atrodė sprogsiu, nes nesuprantu, kas ir kaip. Bet kaip po truputėlį irgi, Robertos, kai žodžiai eina, tiesiog negalvok, rašyk, daryk, kas šauna į galvą. Tu
nėra vienos tiesos. Tai yra tavo tiesa, kuri ateis savaime. Ir išrašymai, vat, kai yra blogai ar dar kažkas, nu, aš nerašydavau, nes rašymas, tai nežinau, tai kažkoks, tai ką ten gali parašyti, iš vis nesupranti. Ir vat kai po meditacijos kažkokios, tai vis tik atsisėdi, išrašai ir kai ant popieriaus sugula visiškai kitokios mintis ir atsiranda kažkoks supratimas, nu, man tai yra kosmosas. Jo, Daiva, nes tu visiškai į sesijas jau ateini pati atlikus praktikas, jau be mano krypties. Štai kaip atrodo po 2 metų sesijos, atlikus praktikas ir atsineši tiesiog suvokimą aukštesnį. Viskas, jau išmokta pamoka. Dar kažkas gal būna strigimas, kaip 1 metai, tik strigimas, tik chaosas, tik nuolatinis tau priminimas, kokia kryptis, kokia praktika, neužmiršti, kur koncentruotis labiau. Dabar jau 2 metais tu iš vis tiesiog atsineši situacijas, žinai, vos ne, va, kaip irgi mentoriai ir tu man čia dėlioji, žinai. Ir aš taip galvoju, pasaka. Va čia yra savo gyvenimo karalienė, va čia yra savo gyvenimo šeimininkė, ko aš ir noriu, ar ne, su moterim, kad jos va taip tiesiog, žinoma, būna dar kažkur, ar ne, tai natūralu, bet didžioji dalis tikrai keitėsi ir matėsi tai labai aiškiai. Ta patys viena iš praktikų buvo užduotis sukurti skelbimą ir pradėti savo šokių pamokas. Ir va kaip tik prie tos finansų temos labai labai prisidėjo, nes mano pirmą skelbimą niekas nesureagavo ir niekas netėjo. Tai toks pradžioj kaip ir visai lyg ir šokau, bet paskui parėjus taip užkirbėjo viskas, taip liūdna pasidarė, tas tokia vėl savęs plakimas, nu, normalu tikriausiai, kad vis tik tos senosios programos pagauna ir nuneša. Daiva, labai dabar noriu užakcentuoti mums visom, kodėl. Senosios programos visada duos žinoti apie save, kai tu eini į kitą lygį. Ja. Ta prasme, visada. Ir ką aš ir sakau, vat 2 metais tavo viskas buvo apie savirealizaciją ir vat paskelbti, planuoti, kai tu 3 mėnesius vis dar dirbai su to priėmimu, kad aš tai darysiu ir tave spaudė finansai, iš visų pusių visata tave vedė visaip kaip, bet ego mes turėsim pradirbti visada, todėl labai gerai žinoti, kas čia yra mano ta tamsioji pusė, kur aš galiu kibti. Pavyzdžiui, maža mergaitė įsijungs ir aš atidėliosiu viską. Aš nerasiu laiko, nenorėsiu. Nu, vat kažkaip taip, ne? Jeigu aš žinau, kad maža mergaitė yra mano tamsioji pusė, kur aš pusę gyvenimo pragyvenau ir tipo įsivaizduoju. Tai va, ne, yra įvairių tų ego detalių, mes žinom apie tos dalykus, ne? Bet jo, tai čia tu labai gerai pasakėjai. Ir priminimas mums visom, kad lipant aukštyn visada įsijungia vidiniai šešėliai, kurie yra tarsi akmenis ir tem žemyn, tam, kad mes su jais atsisveikintume. Tai va, pasirodo, ir ne tik priimti, bet ir atsisveikinti. Taip pat reikia mokintis. Bet pavyksta, nes sekmadienį jau pravedžiau savo pirmąją pamoką, šį mėnesį, gruodžio mėnesį buvo online pirmoji pamoka, o dabar su 2 moterim, bet tai yra pradžia. Ir aišku, ne visai yra taip, kaip aš įsivaizdavau. Tai čia vėl tikriausiai reikėjo pasijungti tą tokį moteriškumą, lankstumą, kad prisitaikyti, pasižiūrėti ir pravesti taip. Ir gavau atsiliepimą, kad viskas patiko ir norim dar. Daiva, tai įsivaizduoji. Ta prasme, kai tu pagalvoji ir kai tu grįžai, papasakok, vat po viso šito pravedimo ir aš suprantu, kad ne viskas buvo taip, kaip turėtų. Ta prasme, tu tiesiog pradėjai iš niekur savo savirealizaciją. Iš nieko, iš nulio. Tai čia faktas, kad dar, o dievaikas, tiesiog nuo nulio, nuo nieko. Tai kaip tu jautėsi pravedusi, vesdama, gali papasakoti tikrai daugiau, nes įdomu.
Vedant, tai aišku, buvo drebuliukas, kas kaip, kas ką padaryti, kiek čia laiko yra. Šiaip labai panašus jausmas buvo ir online. Tik tai online aš mačiau, kad labai gražiai gaudotės ir Roberta, ir Agnė, ar kas ten buvo prisijungusios. Tai tas buvo kitoks ir vis tiek čia galima labiau ir energetiškai ir paleisti ir įsivaizdavimą ir viską. O čia atėjo moteris, kurios nešokusios. Ir vat jas išjudinti ir pasižiūrėti, kaip čia dabar galima žymiai paprasčiau padaryti, man tai yra paprasta, tai yra savaime suprantama, bet žiūriu, kad jos visai kreivai žiūri, sakė mums, ne, to nerodyk. Tai va, tai taip supaprastinti viską, tai, iššūkis. Iššūkis malonus, bet kai va išeina su tokiom emocijom ir išmokom netgi 2 šokius, sustačiau, tai va, tai toliau žiūrėsim, vėl bus iššūkiai, nes jungsis dar moterų ir kaip reikės suderinti tą, ką mokinau ir prie naujų, kad tai va, turėsiu veiklos. Daiva, kaip man gera klausyti, kai mes pradėjom tavo veiklos viziją, o Dieve, kiek ten visko buvo. Ir noriu, ir gražu, ir paskui nieko nebenoriu. Ir čia visiškai yra ne mano, prisimenė, ne? Tai va tas momentas, ką tu sakei, 1 metai būna kaip pamatas, kaip įvažiavimas, o 2 metai, kai tikrai jau stoviu, pradedu po truputį stovėti, nes tas pamatas naujas, dar jisai man pačiai atrodo nestabilus, nes jis neįprastas, ar ne? Bet kad pavyzdžiui, viskas aš įsipareigoju vizijai, aš kitaip matau tuos pinigus, tuos finansus, aš tikrai mokausi matyti gausą. Kas galbūt gali pasidalinti, 2 metais buvo be pinigų temos, be tų dalykų, dar galbūt sunkiau. Iš sunkesnių tokių akimirkų galbūt kažkas, ką prisimeni. Savęs gal priėmimas, meilė savo ir kad tas jausmas, kad tą išjausti ir užlaikyti jį kuo ilgiau. Ir dar tikriausiai vis tik išmokti būti moterim. Nes gyvenu viena, neturiu antros pusės ir tą balansą tarp vyriškos ir moteriškos, tai šiemet, ko gero, aš tik tai jau išgirdau, kad būtent reikalingas balansas, ne vien tik tai jau ta moteriškumo pusė pas mane. Tai tą atrasti ir tą balansą tokį subalansuoti yra sudėtinga, nes vyriška pusė man yra įprasta, yra labai lengva ir tikrai dabar jau pamatau, kad labai daug kur mane jinai nori patempti. Bet labai irgi pasidžiaugiu, kad situacijos beveik visiškai kartojasi, kas buvo ir prieš metus laiko, pavyzdžiui, su tėčio moterim, su kuriais jis gyvena. Tai jeigu prieš kelis metus aš pabėgau, apsiašarojusi iš situacijos tokios apkaltinimų, tai šiemet aš pasakiau, kad čia jums taip atrodo, taip nėra. Ir likau atsisėdusi su tėčiu, išgėriau kavą, atsisveikinau su juo ir išėjau. Tai tas jausmas, kad aš jau esu pasikeitusi, kad aš galiu su kita emocija ir savivertė. Savivertė. Tai su savo kita savivertė ateiti į visą gyvenimą, į situacijas ir pamatyti, kad aš jau tikrai reaguoju kitaip. Tai tas yra labai labai smagu. Pasaka, Daiva, kad prisimeni šitos momentus, nes tokių akimirkų pas tave buvo daug. Ir kelionė, kuri buvo visiškai už komforto zonos ribų į kitą pasaulio kraštą, į tą pačią Japoniją. Ir tu matei, kad toje kelionėje irgi vyksta pamokos, bet kai mes susiskambinom, tu jau gražiai dėstei. Va, Roberta, dar čia išlindo truputį, čia išlindo, ten mažos mergaitės, ar ne, Daiva? Daug Bet jo,
Pagalvokim, ką reiškia daug. Daiva, kaip buvo prieš tai. Gerai, aha. Visiškai. Ne, aš dar pabūsiu tą tokią, žinai, Roberta dar visiškai, ne, o kaip buvo prieš tai, Daiva, jeigu dabar dar norėtum sakyti daug, tai kas buvo prieš tai? Dabar jau išgirstu, netgi yra kas įvardina, atsirado žmonės, kurie tai įvardina ir aš tai priimu. Tai ir nebepriimu to kaip kritikos, kad tu bloga esi, kad tu dar kažką tai. Taip, tikrai, čia aš pasielgiau kaip užsispyrusi, trypčioju kojom ir kažko negaunu. Ir vis tik aš galiu pasielgti kitaip, aš galiu priimti savo sprendimą jau iš kitos savo būsenos, iš moters, iš karalienės ir eiti pirmin. Daiva, tokių akimirkų pas tave buvo daug. Ir šiais metais tikrai buvo apie vertę tau, ar ne, apie savirealizaciją, apie dar labiau įėjimą į moters karalienės būseną. Nes pavyzdžiui, šiais metais, antrieji metai, tai yra, kai tu pradėjai koncertuoti. Dar ir neužmirškim šitą momentą, ne? Lipti ant scenos, dainuoti, šokti tai jau tu šokai, visa kita, bet turiu omeny visiškai kitas amplua. Ir gali pasidalinti tą visai akimirką, kuri buvo čia per tą šventinį laikotarpį su koncertu ir kaip tu, senoji tu būtum elgusies ir kaip dabar viskas įvyko ir kaip viskas praėjo. Jo, tai buvo kalėdinis koncertas ir aš turėjau dainuoti. Aš iš to perfekcionizmo savo senojo klausausi. Iš vienos pusės tai yra gerai, nes vadoviai patinka, kad aš išgirstu ir stengiuosi padaryti taip, kaip yra liepiama. Tai buvo daina italų kalba ir apie meilę. Ir per repeticijas aš visą laiką girdėdavau, kad tu turi dainuoti švelniai, lyriškai, įsijaučiant, neakcentuoti. O prie tos dainos pradėjom statyti šokį. Ir tas šokis yra čiačios ritmu, iš mūsų čiačios, kaip čia, ritmo. Ir aš kartais jį taip čiačios ritmu pabandydavau ir padainuoti. Tai vat man jinai labai liepdavo nekapoti. Ir aš pasirašusi ant lapelio prie tos dainos, pasižiūriu prieš repeticiją jau tą generalinę tvarkoj, nekapoti, lyriškai viskas tvarkoj. Išeinu jau ir per tą pirmąjį apšilimą dainuoju. Ir vadovė po poros stulpelių sustabdo mane, pradeda šaukti, tu čia kapok, čia kaip tu visai dabar nusilyrinai viską, merginos čia šitaip aktyviai šoka, tu įsivaizduok, čia pirmoji daina, kaip tu nuteiksi visus žmonės. Ir aš taip galvoju, košmaras, akis aišku pilnos ašarų. Ir jeigu aš anksčiau būčiau išgirdusi, kad tu blogai viską darai, aš būčiau apsiašarojusi, išėjusi ir daugiau nesugrįžusi. O tuo metu man jau šiemet pavyko nebekreipti dėmesį, kas čia yra ir nebepriimti to kaip kritikos. Aha, dabar aš tik tai galiu kažin ką pasidaryti, kad aš greičiau sugrįžčiau į save ir pabandyti kažką padaryti kitaip. Nueinu, neturiu netgi vandens. Gerai, nuėjau tada į barą, pasiėmiau stiklinį, įsipyliau vandens, atsigėriau. Ir kol kita irgi mergina prasidainavo, aš atėjau ir į tą pačią generalinę pratęsiau, sako, viskas tvarkoj. Tai ir mano merginos tos šokėjos, kurios šoka prie mūsų dainų, sako, stebėjausi, kaip tu greitai susijėmei ir parėjai į save. Nes jos mane jau irgi žymiai seniau pažįsta. Tai toks didžiulis pasiekimas. Ir po to aš su vadove kalbėjau, klausiau, kame reikalas, sakau, kodėl, tokiu tonu ir ką tai turėjo, ką tai reiškia, kodėl per repeticijas vienaip, o prieš koncertą sakau kitaip. Tai sako, kol aš merginų nemačiau su tavim kartu, nes mes repetuojam atskirai su šokėjom, jau tik tai per generalinę susijom kartu,
Tai sako, jos tą tokią vat čiačios energiją perdoda, sako, tą linksmumą tokį, sako, o tu taip, sako, viskas lyriškai, sako, tu man užmigdysi visus žiūrovus. Ir sako, todėl, kad žinau, kad tu gali, sako, aš šitaip norėjau tave supurtyti, kad tu tiesiog, pareitum į koncertą. Tai va, tai koncertas pavyko puikiausiai. Aišku, buvo klaidelių, kurias vadovė sakė, aš galvojau, sulysiu po stalnu iš juoko, bet buvo tokios, kurios kiti niekas nesuprato. Faktas. Tai Daiva, ar tu man pritartum, kad jeigu tikrai ankstesnė Daiva ir pirmieji metai tai buvo pasiruošimas ir vat antrais metais tu gali eiti tokį gylį per tokias situacijas kaip koncertai, lipimai ant scenų, prieš pasirodymą, net paskutinę akimirką kritikos visiškas priėmimas, kad čia viską visiškai keista, ar ne, Daiva? Tai va ir yra antri metai karalienėse. Sakyk, ką nori, ne, Daiva? Ta prasme, šitie momentai, tas tęsimas, tas gražus darbas su savimi ir yra, kad tu gali užlipti ten ant scenos ir gali prie žiūrovus koncertuot. Nors ką tik čia jau viskas atrodė maišėsi. Man, žinai, tai patiko tavo tas karališkas pasakymas, aš tik tais galvoju, kaip sugrįžti į save. Va čia užakcentuoti šitą momentą. Kaip sugrįžti iš save ir va tada aš žinosiu, ką toliau man reikėtų daryti toj situacijoje. O ką mes dažniausiai darom? Tai jau kai sukyla emocija, bėgam kam nors skūstis, verkti, pasiduodam, nors ta emocija kartais dažniausiai, net ne kartais, atsiprašau, yra iš praeities, kuri negydoma, kur mes užvertėm, ignoruojam, tarsi jos nebuvo, yra iš praeities ir jinai tik aktyvinama. Žinai, ką noriu dar, kad Daiva būtinai pasidalintum, bet tu gal kažką dar irgi prisiminsi, nes aš prisimenu tik apie tavo gyvenimą. Taip gaunasi, kad aš prisimenu apie tavo gyvenimo visas detalės. Pavyzdžiui, kad šiais metais tu kaip niekada, antrieji metai tau davė va tą vertę, kad tu aiškiai, drąsiai ir atvirai klausi, net ten, kur atrodytų nepatogu ir galėtų būti kaip nesusipratimas. Žinai, apie ką aš turiu omeny? Taip. Labai pastebėjau, kad ką aš pasakau, kaip aš pasakau, kiti žmonės išgirsta kitaip. Čia kaip tas puodelis, kad iš vienos pusės aš matau rankeną ir iš kitos pusės, tos rankenos nėra ir mes abu esame teisūs. Tai vat šitą, vėl čia ko gero yra priėmimas, kad kitas žmogus gali turėti savo nuomonę, savo matymą. Ir kaip man atrodo vienaip, ir aš čia liktai jau galėčiau kažką tai susinepatoginti, čia man tai pasakė, čia aš taip jau supratau, čia savivertė buvo, kai dar maža, tai kad čia sukritikavo mane, čia pasakė taip ir šiaip ir anaip. Ir kai pasiklausi, ką tu turėjai omeny, atsakydamas šitai. Ir tada gaunasi, kad tas žmogus visiškai ne tą turėjo omeny. Tai tiesiog paprasčiausias klausimas. Tai čia ir su dukra būna situacijos, kad aš bandau vienaip ją ištransliuoti, jinai išgirsta kitaip, į ašaras puola. Bet sakau, Aiste, čia tiesiog paprasčiausias yra paklausimas ir tiesiog noriu atsakymo. Ne, netinka, lygiai taip pat yra atsakymas. Ir kai gauni atsakymą, tada jau gali eiti tolyn. Dar šiais metais labai pastebėjau, kad dar labai stipriai lenda baimės. Norai, sunkokai, kaip atrodo jau ir noriu ir pasirašiau, ypatingai su darbo pakeitimu. Irgi kažkurį tai vakarą, viskas galvoju, nebenoriu, aš taip kaip dirbau, noriu kitaip, atsisėdau, surašiau. Ir sekančią dieną jau skambučiai. Sekančią, dar vienas, dar trečias.
Ir aš tada jau išsigandau, o kas, o gal pasilikti, tos abejonės tokios. Kaip čia man jau viskas įprasta yra, čia išeisiu, kas bus, kaip bus, ar aš galėsiu suderinti į repeticijas, į šokius. Tai va ta baimė tokia ir aišku, šiek tiek, kad nukentėjo atlyginimas, bet visumoj tai atsisakiau vadovavimo vaistinės filialui, kuom esu labai patenkinta. Aišku, reikėjo mokintis iš naujo vėl būti vaistininkė, nebelysti, nebesikišti. Taip, čia yra šitos vaistinės vedėjos tokia nuostata, jinai dirba savo ir jinai mato savaip ir neprivalo daryti taip, kaip aš. Tai va, dar tebesimokinu, nors jau nuo spalio mėnesio esu šitoj naujoj vaistiniai. Ir vaistininkė atlyginimą aš gaunu didesnį, negu kad gaudavau vedėją. Tai va, ir pamatyti baimę ir vis tik išeiti ir išlipti iš tos komforto. Iš komforto zonos tai mane šiemet daug kur mėto. Dėl to, kad tu pasirengusi, Dai. Ir dabar, žinai, tu man kaip pasakė, bet lenda dar baimės. Ne, dar kartą priminsiu. Kai tu eini kitą lygį, ką tu dabar ką tik pasakėjai? Viskas, aš nusprendžiau, kad noriu kitaip, atsisėdau, nebetidėliojau, surašiau. Kitą dieną gavai skambučius. Ir dar gavai skambučių, bet tada kas lenda? Tavo akmenys arba tavo tamsa, kurie trukdys, tai vat per abejonės, ar čia taip, bet aš buvau pripratusi, nes tiek metų viskas žinoma, viskas aišku. Ir čia yra natūralu, bet ar moteris, pavyzdžiui, pirmaisiais metais arba iš vis net nepraėjus pirmųjų metų yra tam pasiruošus, greičiausiai ne. Ta prasme, ne. Nes ten dar nėra pamato, nėra ėjimo į tas temas, kurios ir šiaip nepatogios. Šiaip temos, tai net ne komforto zona, lipti ant scenos, pristatyti naujus kūrinius, ne šokius, pradėti savo veiklą naują, pakeisti apskritai darbo specifiką ir panašiai. Aš pirmais metais būna viskas apie moterį ir jos komforto zoną, apskritai tas valymo periodas, ėjimas ten, kur nepatogu, tiesiog emociškai, kur nepatogu. Tai yra į kažkokią trauminę patirtį, į skausmingą prisiminimą, į dalykus, iš kur mes atsinešėm tai, kas mums netinka ir kas ne mūsų, ne? Mes juk tai pirmiausia, jau mums nepatogu ten. Tai kol moteris nepatogumą jaučia apie tuos dalykus, tokį netikrumą apie save, apie nepatogumą, tai kur jai tada eit kažkur aukščiau, ne? Ta prasme, kaip tu pasakoji, koncertai, nauja veikla, pakeistas darbo specifika ir viską. Daiva, kai tau buvo taip sunku, kodėl tu likai? Nes buvo sunku, sakei. Buvo labai sunku. Buvo, sakau, arba tą vakarą, irgi įdirbis, kad pasiprašiau pagalbos. Nes anksčiau tai aš viską turėdavau pati pasidaryti. Tai va, ir kai, sakau, gavau tą žinutę, kad aš galiu tiesiog iššokti viską ir po to dar pasiėmiau kursus šokių terapijos, kur irgi visiškai iš komforto išvedė, nes čia pat sako, čia pat turi ir juodą tašką parodyti, iššokti, juodą sėklytę arbūzo lėkštėje, viena uola ir paskui tas pasidalinimas moterų, kaip kiekviena mes matėme ir ką mes darėme. Kaip mes šokome, mes kaip ir matėme, bet apie ką ta pati uola vienai buvo saugi vieta, kitai buvo akmuo, šaltas akmuo, kuris stovi nepajudinamas. Trečiai buvo uola, nuo kurios gali tekėti vanduo, šniokšti krioklys, dar kažkas. Tai irgi praplėtė tą tokį supratimą, kad kiekvienas galim turėti savo matymą, savo nuomonę ir savo pojūtį. Tai tie pojūčiai, kiekvienam savas ir
svarbu priimti, kad nebūtinai yra taip, kaip tu matai. Mhm. Gali būti ir kitaip. Ir va, dabar kažkaip Robertos žodžiai atėjo, kad o ar gali būti kitaip? Dar geriau. Taip, gali. Ir su intuicija, tai jeigu pirmieji metai ir kažkaip, man atrodo, buvo gana greitai man ta intuicija tema sujudinusi viską. Tai šiemet, kai praeidinėjom, labai pasidžiaugiau, kad aš jau esu net 3 lygyje. Išsirinkau ir taip galvoju. Yra tikrai ta intuicija, tik tai man dar jinai yra nepažinta. Ir šiek tiek pradedu pastebėti, kad vau, taigi čia buvo tikrai kažkas tai tokio, prieš paskaitą kažką tai pasidarau, žiūrėk, paskaita apie tą patį eina iš anksto. Daiva, gal gali dar pasidalinti šiek tiek ir apie online sesiją, ne? Ar pirmaisiais metais būtum galėjusi iš vis pravesti tuos dalykus? Nu, greičiausiai nelabai, ar ne? Nes tau ir technologijos karas, ir kiti dalykai. Ir tas jausmas, ir ką moteris kalbėjo, kad nu faina, mes norim dar daugiau, kad norisi kažkaip per trumpai visko čia, ne? Kaip tu pati jautėsi apie save? Laikrodžio nemačiau, tai visiškai neįsivaizdavau, kiek ko turiu ir kiek laiko aš tai darau kažką tai. Tai va, iš vienos pusės irgi norėsiu neįkyrėti ir jutau, kad šiek tiek skubu. Jauduliukas, aišku, buvo didžiulis, bet nu ir su tom technologijom irgi jau ko gero nebeužstringu taip stipriai, nes teko ir padirbėti, kad technologijos tai yra nuostabios, kad jos padeda ir susisiekti, ir telefonas, ir susisiekti vaizdu kažkur tai. Tai su tom technologijom tikrai reikėjo padirbėti ir tos baimės jau tokios didelės nebebuvo, nes muzika kaip ir strigo. Tikėjausi iš vienos draugės pagalbos, bet niekaip irgi nepavyko susijungti. Iš vakaro su pusseserė susijungiam, kaip ir apkalbėjom, kaip ir taip, ir vis tiek. Bet Robertos pagalba, muzika pasijungė. Tai va čia, o paskui galvoju, nepasijungs muzika, tada aš jau skaičiuosiu. Tai va tas prisitaikymas prie naujų sąlygų, prie pasikeitusių sąlygų, tiesiog apgalvojau kelis variantus ir kaip bus, tai bus. Ir gavosi tobulai, Daiva, ne? Tai va ir sakau, 2 metai tau buvo tikrai viskas apie savivertę, apie savirealizaciją, apie savo šviesos išskleidimą. Kaip pačiai net įkvėpt norisi ir norisi staptelt, nes labai nepatogu ir nepasitikėjimas ir dar lenda daug dalykų, ar ne? Bet čia yra lipimas aukščiau, nes prieš tai nebūtum galėjus tiek palipti. Galbūt dar kažko nori pasidalinti, ko aš nepaklausiu, bet buvai galbūt pasirašius, pasižymėjus arba peržvalgus. 24 metais sutinka, tai buvo toksai sakinukas parašytas, kad esu pumpuras, kuris pradėjo skleistis. Tai manau, kad šitie metai, tikrai jie padėjo man su Robertos mokymų visų programa, pradėjo tikrai skleistis. Ir gerokai jau yra išsiskleidę. O kad dar ir kitiems žiedlapiams reikės skleistis, tai 100%. Nes vis naujai ir naujai. Kad ir tos pačios temos kartais pasižiūri arba pasiklausai iš naujo tas pačias paskaitas. Kitaip jau matai. Kitaip matai, kitur kažką atkreipi dėmesį, kitaip tiesiog.
Ir jeigu pirmais metais man reikėjo būtinai jausmų žemėlapio, be kurio aš visiškai nesugebėdavau įvardinti, kas su manim darosi ir kas yra, tai šiemet manau, kad jau tikrai pasižiūriu, kuom dar galima nuspalvinti, kokią kitą atspalvį pasiimti. Bet yra nuostabu. Ir vat mėnuo tikriausiai kaip tas toksai džiaugsmas yra, kai pamatai, kiek vis tik esi nuėjusi ir kaip keičiasi gyvenimas, gyvenimo kokybė. Įsipareigojimai, aišku, yra didžiuliai. Ir dabar apie Robertos karalienių stovyklą birželio mėnesį. Aš dar taip tikėjausi, kad bus birželio pradžioj, kaip visą laiką, kad būdavo, ir man būdavo labai gera pasakyti, tai yra mano pagrindinės varžybos metai ir aš tikrai nedalyvausiu. A dabar pasirodo, ne? Ai, gal išsisukti nuo stovyklos. Nu kaip karalienėgi visada tu renkiesi, ko tu iš tikrųjų nori, ne, Daiva? Tai dabar irgi tas toksai buvo, jau kelias dienas tiesiog eina, ne, tikrai tu turi tų įsipareigojimų didžiulių, ir mašina, ir dukrai padėti studentei, ir pati dar varžybose dalyvauji. Tiesa, dar ir turiu jau bilietus į Gruziją rudenį su ta pačia kompanija. Šiemet jau pradėjau tai šį treniruotės lankyti, nes nedirba gilieji raumenys. Tai va, tai galvoju, ir dar kažkur tai tu turi, žodžiu, priežasčių ieškojau tikrai begalybės, o paskui taip, nu ką, viskas nori pabėgti nuo savęs, o Roberta tai sako, galiu norėti visko. Tai ir man belieka tik tai norėti visko. Ja, tu gražiai pasakėjai. Žinokit, šitas pasakymas, jis nėra patogus. Labai. Daiva, tu apie tai kalbi. Tai kad čia Roberta pasako, gali norėti visko ir atrodo, bet žinokit, tai gyventi pagal šitą principą nėra lengva. Daiva sako. Ir čia mes kalbam su Daiva, kuri Japonijoje ten keliauja, dalyvauja, mokymus perka ekstra, ne tik čia apie karalienės mes kalbam, bet kiek jinai visko pripasakoja. Ir aš, klausydama tavęs, Daiva, suprantu, ir bet kuri kita moteris klausydama tavęs, jinai galvos, plemba, jinai gyvena. Ir tu dar kažkur gal ieškai, nes tokia programa, įsivaizduok, jeigu tu turėjai 100% visada trūkumo mentalitetą ir per 2 metus mes jo apvalėm 7%. Tai 30% tu dar jausi ir pamatysi, nes labai lengva. Jis labai greitai atpažįstamas, tas trūkumo mentalitetas, kuriame realiai gyvenai visada, vien tik iš jo, ne? Ir tas 70% jis jau matosi rezultatuose, pagal tavo gyvenimo kokybę. Žinai, bet tą 30 jauti. Ir atrodo, nors čia tikrai paaugo, bet greičiausiai nebūtum čia, jeigu pati nejaustum. Ir ką aš visada matydavau jau paskutiniu metu labai stipriai pagal asmeninės sesijas. Jeigu pradžioje tai buvo, tikrai chaosas ir galvoju, kaip čia dabar, kaip mes išrituliosim, ar jai pavyks, žinai, ta prasme, nes užduodi praktikas namuose viską ir turi atlikti, kad išliptum, o čia tavo dabar užteko, žiūrėk, balso žinutės įrašyto, į kokią kryptį, ir tu kaip karalienė jau atlieki ir tave išlaisvina. Tai man tiesiog didelis malonumas, kai moteris taip yra įsipareigojusi savo ir savo pokyčiam, ir natūralu, kad mes visos kažkur kažkada šiek tiek stringam. Nes čia yra nestringam, ne mes stringam, mūsų ego. Ne širdžiai, tai žinai. Širdis skrenda ir visko nori, ir jai viskas gerai, ir jai viskas faina, bet tas protas, jisai kitaip, ar ne, dėlioja viską, Daiva. Apie protą. Tai jeigu aš anksčiau sakydavau, kad labai noriu, kad man kažkas tai protą atjungtų, tiesiog, kad tas ego ir ta vyriška energija tokia, neprotautų, neieškotų tų visų kliaučių, tai šiemet aš
jau su protu noriu draugauti ir kad protas stebėtų, kaip mano širdis dainuoja. Esu tokius pasirašiusi sentencijas, ar kaip čia. Gyventi iš noriu svarbiau, nei gyventi iš reikia. Ir gyventi gausoje, tai yra tolygų gyventi tėkmėje. Labai nuostabu. Paskaitysiu, ką rašo Daiva moteris, gerai? Neringa, labai nuostabus pokalbis. Beje, žiūrėjau jūs, Daiva, ir galvojau, kaip viską puikiai dėstote, kaip gražiai atrodote. Beje, reikės klausytis antrą kartą. Buvo labai daug gerų pasisakymų, norėčiau juos užsirašyti. Ačiū, buvo gera būti klausytis. Neringa, kokia tu šaunuolė, visą laiką viską užsirašai. Eiminta rašė, net šiurpuliukai eina kūnu, klausantis. Nuostabu. Daiva, įsivaizduoji, ką reiškia, kai tu atsipalaidavusi kalbi apie savo istoriją, kalbi apie tos pačius dalykus ir galbūt baimės ar kitus momentus, ir tu vis tiek švieti. Nes tai, ką tu darai karalienėse ir ką tu darai tos 2 metus, tai buvo visiškai kaip deimantas yra šlifuojamas ir tampa aukščiausios klasės, nušlifuotas ar ne begalė briaunų. Taip čia tas švitėjimas tampa dar skaistesnis ir tu to nesuvaidinsi. Dėl to tos moteris taip gražiai rašo ir jaučia, nes energija yra jaučiama, perdodama, ką ir sakiau pačioj pradžioj. Ir tu, Daiva, šiandien būnant su tavim čia kartu, švenčiant tave, žinok, aš žiūriu į tave ir aš tiesiog jaučiu begalinį dėkingumą. Nes visa tavo kelionė, kurią mes ėjom kartu ir bendruomeniai, ir per asmeninės sesijas, jinai yra tikrai dieviška ir Dievo palaiminta, kitaip nepasakyčiau matant tave. Ir jeigu dar kažkur tu bandai pritempti iš ego, tą minusinį tašką kažkokį, ar ne, tai galbūt šiandien toj šventiniai mūsų erdvėje tegul tau užsifiksuoja, kad iš tikrųjų, Daiva, tau labai daug moterų pavydėtų tavo gyvenimo kokybės. Tu gyveni. Ta prasme, iš tikrųjų gyveni. Nuo lipimo ant scenos iki įsipareigojimo kelionėms, iki įsipareigojimo savo tikriesiems norams, iki verkimo ir šokimo per ašaras, kad pagaliausiai dar labiau išlaisvėtum. Ir čia ir yra gyvenimas. Va čia ir yra momentas, kai išmoksti tiesiog šokt, suktis tame gyvenime, ne, Daiva? Taip, tai yra tikrai taip. Ir dabar dar irgi prisiminiau vieną situaciją, tai ateina kažkas tai naujo, bet su kažkuom turi atsisveikinti. Su daiktais gerokai lengviau viskas yra atsisveikinta. Nebėra taip, kad aš privalau susitvarkyti visus metus iš karto po kamputį. Bet yra taip smagu, kai pasidarai kažką tai, kai sau leidi. Ir irgi tas jausmas pasidžiaugti, kad ir kampo sutvarkymu, kad ir to paties puodelio įsigijimo už 75 eurus, man tai čia irgi kosmosas. Bet kai kiekvieną kartą aš jį pasiimu ir yra taip smagu iš jo gerti ar kavą, ar vandenį, tai tas jausmas tikrai labai labai atperka. Ir šiemet mane išbraukė iš tos grupės, kur mes 11 metų šokom kartu, ketvirtadieniais. Ir man nebebuvo skaudu. Draugė irgi, Jėzau, kaip čia bus dabar, Daiva, per kitas draugės, jinai ten jau kalba. Aš galvoju, taip, atėjo laikas. Aš išaugau iš tos grupės. Ir aš turiu dabar tą patį, ką aš noriu daryti. Ir aš darau, ir aš koncertuoju, aš važiuoju, aš dalyvauju šokių vakarėliuose. Sugalvojam, pasidarom, susimetam, porą valandų šokam. Tai aš ta pati. Nors joms atrodė, kad aš sužvaigždėjusi. Tai ta išorė tikrai mato ir matyti vis tik, kaip kažkas turi išeiti ir atlaisvinti vietą naujam.
naujai kokybei būtinai, Daiva. Tai, ką tu pasakei, yra labai teisinga. Jeigu 11 metų, tai vadinasi, prieš 11 metų tu atėjai tam tikros kokybės ir tau reikėjo tos bendruomenės, tų susitikimų, visą kitą. Ir dabar per tuos metus ir paskutinius va ir karalienėse metuose, tiesiog ne tai, kad galima ir šitą žodį pavartoti, išaugai ar ne, bet dabar tavo vizija jau kitokia. Dėl to šalia tavęs turi atsirasti kiti žmonės. Nes tavo vizija kita, nes tavo širdies troškimai kitokie, nes tavo energijos kokybė yra visai kita. Ir jinai ne visiems patogi. Ir vat su tą priimti, kaip ir moteriškumo ambasadorė gimė per didžiausią skausmą, kai mano energija nebuvo patogi mano pačios biologiniam sesėm. Ne? Tai vat momentas, kad didžiausiuose skausmuose gimsta gražiausi dalykai, nu tai yra tiesa, bet gražu klausytis tavęs, kai tu sakai, nu va nebuvo skaudu, nes aš žinau Daivą prieš tai, kuri prisijungė dar prieš karalienės, ne? Oi, kaip būtų, ne, ir dramos galbūt ten net sukurta, ir visko, kiek ten būtų aplinkui, apipilta, apkalbėta, visa kita, o dabar yra toks sodrus karališkas suvokimas. Tiesiog, vadinasi, atėjo laikas. Taip, tai vat. Ir labai vis tik gera, kad yra tie šventiniai skambučiai, nes jie priverčia pravartyti lapus, pasižiūrėti, kur tu buvai, kur tu esi, ką tu nuėjai. Nu, čia toks kažkoks, nu, wow. Tiesiog pasižiūri ir kiekviena diena tai atrodo, nu, nedaug, nieko nepasikeitė, atrodo viskas tas pats, darbas, namai, šokiai, koncertai. O vis tik, kai pasižiūri, tai yra tikrai didžiulis pokytis. Pirmiausia, tai savivertės ir jausmo. Jeigu aš prieš 10 metų negalėjau įvardinti, ką aš jaučiu ir aš neturėjau jokio, nei pykčio, nei nuoskaudos, nei dar kažkas, aš buvau akmeninis žmogus. Tai ir kiekviena tikriausiai studija, kiekviena paskaita duoda tiek, kiek tu gali tuo metu priimti ir ateina tuo metu, kai tau reikia. Draugai, paskaitos, karalienių klubas, nuostabi bendruomenė. Tai tik tai ir belieka užsidėti karūną ir eiti toliau. Daiva, tu esi nereali. Kągi, brangiosios, matot, ką Daiva mums siunčia, kokią žinutę ir tai yra beprotiškai gražu ir nuostabu. Daiva šaunuolė, kad turi tokią gražią karūną. Wow, nuostabu. Gausi atvežti karalienės stovyklą. Žiūrėkit, viskas. Matau, kad mūsų šiandien šis vakaras ir ši nuostabi, graži, šventinė akimirka kartu baiginėjasi. Dar kartą noriu prieš išjungiant įrašymą padėkoti tau, Daiva, be galo, be krašto, už tokį atvirumą, už tokį nuoširdumą, už tokį jautrumą, už tai, kad pasidalinai savimi. Ir to nesuvaidins ir visos tą gavo, ir tos, kurios žiūrės, visą tai gaus. Dėkoju už pasitikėjimą manimi. Ir net tada, kai sunku ir atrodo, kad viskas aš metu, kad ėjai toliau. Žinai, ne tai, kad va čia, oi, dėl manęs, bet aš tokia sudėkinga ir jaučiuosi, kad va dar viena moteris, kuri nemeta. O buvo daug kartų, kuri norėjo. Ir tai yra normalu. Man lygiai taip pat būna dar ir šiandien. Ir tai yra visiškai normali būsena, kai mes suaugam, kad nu viskas tvarkoja, dabar aš taip jaučiuosi. Ir žiūrint į tave, tai buvo verta. Matant tave, girdint tavo žodžius, pasidalinimus tavo, jaučiant tavo energiją. Ačiū tau labai labai, Daiva, kad esi, kad ėjai šią kelionę ir kad šiandien mes galėjom pasiklausyti tavęs. Ačiū labai visom karalienėm, Robertai. Be jūsų tikrai būtų netokie pasiekimai. Ačiū, brangai.